Draugai sveiki, su praėjusiam Velykom, tikiuosi užsiaugino didelius kiaušus. Šiame video pakalbėsime apie labai svarbų klausimą. Kaip pasirinkti moterį rimtiems santykiams? Kaip suprasti, ar žaidimas vertas dėmesio? Ar yra perspektyva? Kaip įvertinti situaciją dar pačiame pradžios etape? Tai iš tiesų labai svarbu, nes mes galime iš anksto apsisaugoti nuo nepageidaujamų pasekmių ateityje. Eikime tiesiai prie punktų. Vardinsiu ne pagal svarbą, o tiesiog chaotišką tvarką. Į visą tai galima atkreipti dėmesį jau pažinties pradžioje. Pirmas punktas yra jos šeima. Ar mergina augo pilnoje šeimoje? Ar yra tėtis, mama? Jeigu tėčio nebuvo, labai tikėtina, kad ji neturėjo prieš akis sveiko šeimos modelio. Mama šeimoje atliko vyriškas funkcijas. Prisiėmė visą atsakomybę, sprendimų priėmimą. Tokiu atveju mergina dažnai užauga su poreikiu dominuoti santykiuose, kovoti dėl lyderystės. O tai jau gali tapti rimta kliūtimi normaliems santykiams. Net jei abu tėvai yra, svarbu atkreipti dėmesį į mikroklimatą šeimoje. Ar yra nuolatiniai konfliktai, priekaištai, skandalai, įtampa? Jei taip, verta susimastyti, kodėl taip yra. Labai dažnai, jei šeimoje buvo konfliktinis modelis, moteriai susiformuoja poreikis neurotiniams santykiams. Ji nesąmoningai bandys atkartoti tėvų scenarijų, provokuos konfliktus, kurs dramą, nes jai tai bus įprasta. Taip pat svarbu, kokią poziciją šeimoje užėmė tėvas. Ar jis buvo stipri figūra ar ne. Santykiai su giminėmis čia taip pat gali nemažai mum atskleisti. Ir dar vienas momentas – mama. Labai dažnai dukra tampa beveik tiksli motinos kopija. Į tai verta atkreipti dėmesį. Antras punktas yra merginos profesija. Nekalbėsime apie kraštutinius variantus, ten viskas ir taip aišku. Bet yra profesijos, kuriuose mergina nuolat yra priversta kontaktuoti su vyrais. Tai registratūra sporto klube, baras, stiuardesė ir panašiai. Kokia čia yra rizika? Pavyzdžiui, sporto klubo registratūra, ne? Kasdien 10 vyrų, kasdien pažintis, dėmesys. Iš pradžių vyras gali galvoti, juk ji mane myli, reiškia, pavydui priežasčių nėra. Praeina mėnuo, pusmetis ar metai, santykiuose atsiranda krizė. Ir tuo metu šalia tavo merginos atsiranda nepažįstamas vyras, su tokiam vyckiam, žinot, gražus, kuris rodo jai dėmesį. Štai čia ir prasideda problemos. Tai yra tiesiog papildoma rizika. Dar viena labai svarbi rekomendacija. Jei sutinki moterį, kuri pirmiausiai orientuota į savirealizaciją, karjerą, savęs paieškas, tokią istoriją geriau užbaigti iš karto. Daugeliu vyrų sužavi tai, kad su jie, juk įdomu. Bet įdomu tai ne pamatas, ant kurios statomi ilgalaikiai santykiai. Tai labai svarbu suprasti. Trečias punktas yra jos ankstesni santykiai. Dažnai vyrai sako, man neįdomu, kas buvo prieš mane. Nusispjaut. Tai klaida. Ankstesni santykiai tai yra informacijos sluoksnis, iš kurio galima padaryti labai daug išvadų. Labai storas informacijos sluoksnis, turėčiau pabrėžti. Kiek jų buvo, kaip jie vystėsi, kokią poziciją jį užimdavo, silpną ar dominuojančią, kaip baigėsi jų santykiai, kas buvo iniciatorius. Jei moteris dažnai pati inicijuodavo išsiskyrimą, tai turėtų jau tau sukelti budrumą. Gali būti, kad ji linkusi kovoti dėl lyderystės ir tiesiog laukia momento, kai galės suėsti vyrą. Yra labai toks pavojingas moterų tipas, kurios iš pradžių duoda daug šilumos, rūpesčio, emocinio resurso, rūpinasi tavim. Vyras atsipalaiduoja, pamiršta apie visas stiprias pozicijas ir tada staiga smūgis. Jo reikšmė jos akise pradeda kristi. Apie šį tipą atskirai pakalbėsime dar kitame video. Ir svarbiausia, nemanykite, kad su jumis viskas bus kitaip. Žmogaus smegenys veikia sistematiškai. Jei ji tam tikrose situacijose jau priiminėjo sprendimus vienaip, didelė tikimybė, kad elgsis taip pat ir su jumis. Skirtumas bus tik jūsų reikšmingume jos akise. Kiek jūs jai svarbus? Kitas punktas tai jos neištikimybė. Jei sužinote, kad ji kažkada apgavo, buvo neištikima, nesvarbu ar 18 ar 25, ar ten buvo beveik išsiskyrusi, ar buvo išgėrusi, tai rimtas signalas. Nepriklausomai nuo aplinkybių, visiškai nepriklausomai. Moteris skirstosi grubiai į du tipus. Tos, kurios gali išduoti
Ir jei jį tą jau padarė praeitį, tai labai stiprus parodymas. Ir tos, kuriam auklėjimas, moralės kompasas, dvasingumas ir kiti pamatiniai įsitikinimai tiesiog neleis šios ribos peržengti. Tiesiog neleis. Vieną kartą peržengus ribą, antrą kartą tai padaryti bus daug lengviau. Tas pats galioja, jeigu merginai buvo normalu palaikyti draugiško pobūdžio ryšius su vyrais. Nu ten, dėl pramogos, žinot. Atkreipkite į tai dėmesį. Dažnai tai nėra tiesiog draugai, o potencialus atsarginis resursas. Ir tai ateityje gali sukelti problemų. Nežinau, nu ten pavyzdžiui sako, kad man su Jonu labai smagu kiekvieną šeštadienį žaisti lauko tenisą. O po to mes dažniausiai nueinam kažkur atsigerti kavos. Tiesiog pakalbėti apie dalykus. Ir kai tu jai pasiūlai kartu padaryti tą patį, čia ir pasimatys, kiek svarbi jai yra draugystė su Jonu. Ar ji norės keisti savo laisvalaikį su juo į tave? Jeigu mergina negali atsisakyti nuolatinio bendravimo su kitais vyrais, tokius variantus geriau iš karto atmesti. Toliau jos aplinka. Pažiūrėkite į jos draugės. Jos šalia atsirado neatsitiktinai. Jei vyras sako, nu, ji šiaip gera, bet draugės įrodo blogo pavyzdį. Dažniausiai jos turi daug daugiau bendro, negu tau atrodo. Ar ji priema jūsų pasaulėžiūrą? Kai jau įvyko ten 5-10 susitikimų, atkreipkite dėmesį. Ar ji perima jūsų principus, ar visada lieka tik prie savo teisybės? Jei jau pradžioje atsiranda rimtų nesutarimų, ateityje bus tik sunkiau. Vėliau turėsite daugiau bendrų sąlyčio taškų ir daugiau priežasčių konfliktams. Ar ji geba investuoti į santykius? Įvertinkite, ar ji moka duoti, ar tik reikalauja. Jei ji daug kalba apie tai, ką vyras privalo, ką jai darė buvę partneriai, darykite išvadas. Ar ji moka nusileisti, ar moka investuoti savo laiką ir pastangas. Manipuliacijos. Ar ji bando sukelti tau pavydą, vaidina neprieinamą, žaidžia emocinius žaidimus. Jei jau pradžioje matote tokius triukus iš jos pusės, geriau tiesiog nutraukti viską iš karto. Santykių kūrime tai yra nepriimtina. Kitas punktas yra vertybės ir realūs veiksmai. Svarbu yra jos pasaulėžiūra. Bet tikėkite ne žodžiais, o veiksmais. Jei moteris jums sako, kad myli gėles, pati jų nelaisto. Ar mes ją tikėsime? Jei sako, kad šeima jai svarbiausia, bet visas prioritetas tik karjera, kelionės, atsakymai akivaizdus. Pirmasis konfliktas. Labai svarbu yra sulaukti pirmo konflikto. Ar ji kurs dramą, ar bandys konstruktyviai jį spręsti? Ar gesins ugnį, ar pils alyvą ant viršaus? Santykių pradžia tai važiavimas lygių keliu. Jei čia jau yra problemų, tai kas bus, kai prasidės tikras tas bekelės etapas, kai bus vaikai? Dar vienas įdomesnis, bet labai svarbus punktas. Tai yra ezoterika, magija ir panašus dalykai. Jei ji stipriai įsitraukus į magiją, ezoteriką, realybės transurfingą ir panašius dalykus, geriau eiti toliau. Tokiose situacijose žmogus gali pats sukurti problemą, pats įsižeisti, pats kažkuo patikėti. Ir jūs to nepakeisite. Tik burtų lasdelė, žinot, taip pasuks ir jau problema yra jums prieš akis. Kitas punktas yra socialiniai tinklai. Užsukite į jos Instagramą. Nu ar ten, kas jai patinka. Ar matote stiprų poreikį vyriškam dėmesiui? Ar yra priklausomybė nuo socialinių tinklų? Yra skirtingi tipažai. Ten versli moteris, prabangus gyvenimo būdas, kūno kultas su atviromis nuotraukomis. Socialiniai tinklai rodo, kaip ji nori, kad ją matytų aplinkiniai ir ko ji iš tikrųjų siekia. Jei matote kažkokius kraštutinumus, geriau nesivelti. Toliau buitis. Pažiūrėkite, kokia mergina kasdienybėje. Ar ji moka gaminti? Ar moka skalbti, tvarkytis? Ar visa tai vienkartinė akcija? Ar įprotis? Dažnai, jei moteris visiškai neinvestuoja į buitį, tai ji nebus linkusi investuoti ir į jūsų santykius. Bus orientacija tik į naudos gavimą. Draugai, ženklų yra daug daugiau, negu aš jį įvardinau. Ateityje planuoju daryti streamus, kur galėsite užduoti klausimus ir detaliai viską aptarsime. Jei šis video jums buvo naudingas, prašau paspausti like
Ir jei turite konkrečią situaciją, parašykite komentaruose, aš būtinai ją apžvelgsiu. Man visada yra įdomu skaityti jūsų istorijas. Taip pat parašykite, ar esate sutikę tokių moterų tipų, apie kuriuos mes šiandien kalbėjom. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.